Šiandien komandoje buvai vienas iš vyriausių žaidėjų. Ar tai reiškia, kad Vairo komandoje vyksta atjaunėjimas? Taip, šiuo metu Vairo komandoje vyksta natūrali kartų kaita. Jaunesni žaidėjai įgavę patirties kažkiek užima komandoje vis didesnį vaidmenį. Vyresni žaidėjai, kurie pasitraukė galbūt iš aikštės, bet jie nepasitraukė iš regbio. Jie užsiema regbio plėtra, ieško rėmėjų, padeda treneriams išlaikyti klubą ir kelti į aukštesnį lygį. Patį žaidimą kaip šiandien vertini komandos? Pirmas kėlinis buvo sunkus, gal jaunesni žaidėjai ir vyresni tarpusavy vienas kito nesuprato. Buvo daug techninio broko. Antram kėliny komanda susižaidė ir rezultatas rodo savo. Ačiū už interviu.